gal labiau, kad būtų savanoriškai, jeigu jos labai nori, tai gali tarnauti. Jeigu būtų toks sprendimas, kad vat, privalomai. Nežinau. I guess that would be the only solution. If you want to prepare, like to have a strong army, you might have to include everyone. Yeah. How do you feel if it's necessary, or it should be volunteers, like if you want or not? Well, I think in any case it would be good that everyone is prepared for it. So even if you have a basic training, it's always better, like just in case it happens, that you're prepared for it. So I think preparedness is very important. I would say maybe it's better to do it on a voluntary basis. Then at least you're sure everyone is motivated. But I think in any case it would be a good idea that everyone is prepared for what could possibly happen, and hopefully it will never happen. Не могу даже точно сказать, если девушка в армии, то девушки должны по желанию идти, я думаю, что там такого не должно быть, что, я понимаю, медсестра, да, или врач, тогда может и обязательно, а так девушка должна по желанию идти. Čia aišku, pati moteris, jeigu jis gerai jaučiasi, amžius toks, kuris dar leidžia jai eiti kariauti, aš tik tais už. Izraelyje, sakysime, moteris čia jau jokio klausimo nėra, jos eina, jos atlieka tą tarnybą. Bet pati moteris turi norėti. O jeigu privalomai? Čia sudėtinga atsakyti, nes dar moteris kaip jaučiasi. Galbūt į šeimą renkasi, gal vaikai, gal renkas. Čia jau sudėtinga pasakyti. Idėja moterų šaukimas į kariuomenę. Taip. Ką apie tai manot? Neigiamai galvoju. O kodėl? Nes turiu 2 dukras, turiu 2 sūnus, su 4 vaikų mama ir, kaip iš mamiškos pusės, manau, kad moteris neturėtų. Jokių atvejų, ta prasme, ar jeigu, tarkim, apsisprendimas toksai yra, savanoriauti, ten dar kažką? Jeigu savanoriauti, žinoma, galima. Aš manau, kad jeigu moteris nori eiti kariuomenę, tai jinai gali pasirinkti, bet aš nemanau, kad turėtų būti privaloma moterim. Nežinau, čia mano nuomonė tik tokia.